Labą rytą. Sveikinu visus susirinkusius šį penktą sekmadienį po Velykų, vadinamas rogatės sekmadienis, tai reiškia melskitės. Lietuvoje yra minima šiandien motinos diena, tad visas mamas ir močiutes noriu pasveikinti su jūsų diena, palinkėti sveikatos jums ir viso ko geriausio, kad jūs būtumėt mylimos ir gerbiamos ir kad vaikai nepamirštų to. Kadangi pamaldos šiandien pirmo sekmadienį, mes giedosim išteskambą giesmės giesmenėlio arba projektoriaus pagalba. Nebus ypatingos liturgijos, sutrumpinta forma. Ir šias pamaldėlės nori pradėti mūsų mažieji vaikai, kurie savo programą nori palinkėti mamoms Dievo palaimos. Tad susėskime ir pasiklausykime mažųjų. Mielosios, brangiosios mūsų mamytės, močiutės, kumytės ir visos, kas čia susirinko. Šiandien Eleonora nori nusirengti jums žemai, kaip ir mes visi. Norėtume tą padaryti. Leisti nusirengti, tau brangi mamytė, už vaikystės saulę ir maldas šviesą. Leisti nusirengti, tau myla mamytė, ir Dievo laimės paprašyti tau. Jūs girdėjot, kaip gražu, aš jos specialiai netaisiau. Ten eilėraštė yra Dievo palaimos paprašyti tau. O jūs pažiūrėkite, jinai Dievo laimės, jinai savo taip paskūrė. Tai pačios gražiausios gėlės, šypsenos, giesmės. Jums, mielos mamytės. Tai prašom. Mes čia turim mamytėms staigmeną. Tokią staigmeną mes turėjome praeitą rūgštės dieną, o šiandien pagrosim Elija ir Lukas, jos brolis, pagros akordeonu. Sena pilis, vadinasi tas kūrinys, tai mielosios nusikėlėm tą pilį ir pasvajojom.
gėdos labai gražią giesmę, Jėzau mielas, noriu būti kaip saulutės spindulys, kad namie ir tarp kaimynų šviesa, džiaugsmas skleisčiau vis. Dabar Deimilės paprašysim Deimilę pasakyti eilėraštį apie mamytės rankeles. Mamytės rankelės, tai šypsena vaiko, kai sklinda iš lūpų sparnuota giesmė, jos saugo ramybę, gerumą ir taiką, ant jų kasdien supas mūsų žemė jauna. Širdis, žalvytėje
norėčiau paprašyti Gabrielę. Ir mamytė mylima. Mamytė mylima, tu laimas pasakėlė, tu giesmė, tu mano pasakėlė. Galėčiau tiek gražių vardų tau šiandien pasakyti, bet gražesnio nerandu už mieląją mamytę. Man sako, kaip gražu atėjo garbinimas toks. Dabar mes pagiedosime paskutinę giesmę, mes liuteronai esam visi. Ir čia, kaip mes mokėmės tą giesmę, arba klausimą, o kas yra liuteronai? Sakau, na, tai tokia konfesija. O sako, kas konfesija? Sakau, konfesija liuteronai. Ir mes taip žaidėm. Ir visi žaidėm iki reformacijos, vienu žodžiu, kalbėjom apie reformaciją, kad daugiau negu prieš 500 metų Martynas Liuteris bažnyčios tiesiog prikalė 95 tezes. Ir aš jų prašiau, kad jie kiekvieną kartą, sekmadienį, kai ateis į bažnyčią, kad jie po vieną tezę paskaitytų. Aš irgi bandau paskaityti, kartais pamirštu, kartais ne, bet iš tikrųjų mes didžiuojamės, ar ne, kad esame liuteronų? Ar taip? Taip! Tai mes dabar pagiedosim, kas moka tą giesmę. Ta giesmė yra Vilmos Sabutienės, parašyta būtent reformacijos 500 metų. Tai tikrai tokia kaip himnas. Jis irgi nori giedoti himną. Maestro Violeta.
tėveliams, kurie ruošia vaikus ir skatina Viešpačiui giedoti į garbę. Tai labai gražu, kad minint motinos dieną ir vaikai šlovina Dievą, tėveliai yra bažnyčioje ir kartu galime pasidžiaugti, nes ta diena yra visų, ne tik tai mamų, močiučių, krikšto mamų, bet taip pat ir vaikų. Šias pamaldas mes pradėsime kartu giedodami, padėkodami Dievui šią gražią dieną, gražų rytą, 1 gegužės sekmadienį, Motinos dieną, 65-ąją giesmę, 65-ąją, arba projekcijos pagalba, kartu sugiedosime. Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite, kad būtų žinoma. Neškite žinią iki žemės pakraščių. Aleliuja. Jokūbą savo tarną Viešpats išpirko. Aleliuja, aleliuja. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais visos žemės. Giedokite šlovės giesmę jo vardui. Teikite jam iškilmingą šlovę. Kalbas psalmistas Dovydas ir Izaijo knygos žodžiais. Dievas į mūsų širdis. Pradėdami šias pamaldas, paprašykime Dievo palaimos, kad Viešpats mus paliestų savo ramybę, savo malonę. Paprašykime maldoje, kad Viešpats laimintų šitą buvimą kartu šioje bažnytėlėje švenčiant šį sekmadienį. Kad jo dvasia būtų su mumis visais. Kartokime maldos žodžius. Viešpatie Jėzau, tavo vardu ateinu pas dangiškąjį Tėvą. Apvalyk mano širdį, atleisk mano nuodėmes, suteik man savo ramybę. Ir savo šventąją dvasią pripildyk mano gyvenimą. Kad ne tik šiandien, bet ir kasdien galėčiau tave garbinti, tave šlovinti. Palaimink šias pamaldas, brolius ir seseris, mažus ir didelius, per Jėzaus Kristaus malonę. Amen.
viešpats malonus ir gailestingas, jis grįžtančiam parodo kelią, viešpaties ramybė teliks su jumis visais. Palinkėkime ramybės. Ramybės. Taigi susėskime ir kažkas mums paskaitys Dievo žodį. Pasiklausykite šiai dienai skirto skaitinio iš Senojo testamento 2 Mozės knygos. Viešpats tarė Mozei: skubėk tuojau pat žemyn, tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto žemės, nusidėjo. Jie suskubo pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvau jiems įsakęs. Nusivėdino veršį ir aukoja jam sakydami: Izraeli, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Viešpats kalbėjo Mozei: matau, kad ši tauta yra kietasprandė, todėl dabar palik mane vieną, kad mano įniršis jiems įsiliepsnotų ir juos sunaikinčiau, o iš tavęs padaryčiau didelę tautą. Bet Mozė maldavo viešpatį savo Dievą ir sakė: o viešpatį, kamgi dega tavo įniršis prieš tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia galia ir galinga ranka? Kamgi egiptiečiai turėtų sakyti: pikto siekdamas, jis išvedė juos tik išžudyti kalnuose ir išnaikinti nuo žemės paviršiaus. Nusigręžk nuo savo degančio įniršio, pasigailėk ir nesiųsk nelaimę savo tautai. Atsimink Abraomą, Izaoką ir Izraelį, savo tarnus, kaip tu prisiekei jiems pačius savimi sakydamas: padauginsiu jūsų palikuonis, kaip dangaus žvaigždės. Ir visą šį kraštą, kurį pažadėjau, duosiu jūsų palikuonims, ir jie paveldės jį amžinai. Viešpats pasigailėjo ir nesiuntė nelaimės, kurie buvo grasinęs savo tautai. Amen. Tai Dievo žodis. Antrasis skaitinys. Pasiklausykite Dievo žodžio iš pirmojo laiško Timotiejui, 2 skyriaus nuo 1 iki 6 eilučių. Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius. Įdant galėtume tyliai ramiai gyventi, visokeriopai naudingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų gelbėtojo Dievą, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių, tarpininkas žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus. Amen. Tai Dievo žodis. Būdami vargiai šaukėsi viešpaties, ir maldyvuoja jie viešpatį už jo ištikimą meilę, už nuostabius darbus žmonijai. Aleliuja.
kalba. Iš tiesų sakau jums, jei tik prašysit tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, ir jūsų džiaugsmai nieko netrūks. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysit mano vardu ir aš nesakau, kad aš prašysiu tėvo už jūs. Juk pasai tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir tikėjote, juk aš esu iš Dievo atėjęs. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį, vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Amen, girdėjome Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Išklausę Evangelijos žodį, išpažinkime savo tikėjimą, kuriame mes buvom pakrikštyti apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais kartu tardami. Tikiu. Dievo tėvą, visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisė. Tikiu šventąją dvasią, šventą visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Prašom, sėskitės ir dabar susirasim 98 arba projektos pagalba giedosime giesmę apie motinos maldą, prisimenu anas dienas. Prisimenu
pasilieka su jumis visais. Iš Luko Evangelijos 8 skyriaus 20-21 eilutės. Jam buvo pranešta, tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai, tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Amen. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Mečiam palaimink per Evangelijos žodį mūsų širdis, sustiprink mūsų malonę, kad mes galėtume viešpatie tikėti tuo, kad tu mokini klausytis tavo balso ir vykdyti tavo žodį. Prašome Jėzus Kristus vardu. Amen. Prašome sėsti. Šventė Romalda Lumetytė Kavarina yra rašiusi, jei esam dieviškosios prigimties, tai laikykimės savos šaknies. Nes ir šaltinis medis ir žalia žolė nuvysta, ir nuo šaknų savų atlyžta. Brangi parapija, šiandien mes švenčiame šį rogatį sekmadienį ir Lietuvoje minime ir motinos dieną. Vakarų šalyse motinos diena dažniausiai yra minima antrąjį gegužės sekmadienį, kaip nors Latvijoje, Vokietijoje, kitose šalyse ji bus minima kitą sekmadienį. Kas čia per muzikinis sveikinimas nelaikome. Tad nuoširdžiai sveikinu visus mamas ir močiutes su šia gražia prasminga švente. Rogatė, melskitės. Ir žodžiai malda ir mama kažkuo panašus. Ir ne tik tai pirmomis ir paskutiniaja raidėmis. Cituoti poetės žodžiai ragina mus laikytis savų šaknų. Tai Dievo žodėje, Dievo šioje žemėje yra jau surėdyta, kad žmogus gimsta iš moters ir nors gimsta kūdikiu, baba gyslė yra nukirpama, tačiau ir toliau kūdikiui motina yra labai reikalinga ir labai svarbi. Dovanojusi gyvybės dovana, kuri yra svarbiausia Dievo dovana gyvenime, motina ir toliau rūpinsis savo kūdikiu. Jį maitins, rems, šildys, priglaus prie savo krūtinės. Vaikelis visada jaučiasi saugus motinos rankose. Jam ten ramu. Jis žino, kad juo yra kas rūpinas. Todėl lyg ir savaime suprantama, kad motina žmogaus gyvenime yra svarbiausias žmogus. Net Dievas, norėdamas ateiti į žmogiško sūnaus pavidalu į šitą žemę, turėjo 9 mėnesius gyventi motinos įsčiose, po to gimti, o po to būti maitinamas mamos pienu. Kiekvienas protaujantis žmogus tai lyg ir suvokia. Ir kaip sakoma Patarlių knygoje, o kvailas žemina savo motiną. Tačiau šeimose stokojama pagarbos motinoms ir iš kur tai kilo. Turbūt visų pirma iš nuodėmingo žmogaus širdies, kuri nepaiso Dievo ir viso, kas yra šventa. Antra, gali būti, kad ir iš tėvų pavyzdžių. Jei vyrai negerbė savo žmonų, savo vaikų motinų, tai gali taip nutikti, kad vaikai tai matydami ir neparodys deramos pagarbos savo mamai. Žmogui lyg ir nuo pradžios buvo aišku, kad motina tėvą būtina gerbti, mylėti. Tačiau jau duodamas dekalogą per Mozę, Dievas pasakė, Išėjimo knyga, 20 skyrius 12 eilutė, gerbk savo tėvą ir motiną. Matyt, jau tada buvo šiuo klausimu kokių tai nesusipratimų. Tačiau kalbėdamas apie žmogaus elgesio taisyklės, Dievas vėl pakartoja, tai Kunigų knygoje 19 skyriaus 3 eilutėje. Kiekvienas gerbs motiną ir tėvą. O kalbėdamas apie bausmes už blogą elgesį, Kunigų knygoje 20 skyriuje 9 eilutėje sako. Gerai paklausykite. Kas keiktų savo tėvą ir motiną, tas bus nubaustas mirtimi. Galite įsivaizduoti?
teikti savo tėvą ir motiną, mirtiną nuodėmę. Kas laikosi panašių Dievo nuostatų, neturės šio klausimų sunkumų. Tačiau sunkumai iškyla krikščionėms ir jie iškilo jau 20 amžiaus pradžioje, kai buvo pradėta švęsti motinos dieną. Gegužė katalikų bažnyčioje skiriama Jėzaus motinai Marijai, kuri tituluojama Dievo motina, nes Jėzus ne tik žmogaus sūnus, bet jis yra ir Dievo sūnus, turintis tiek dieviškąją, tiek žmogiškąją prigimtį. Katalikų stačiatikių bažnyčios turi apeigų susijusių su Marijos garbinimu. Ikonos, Marijos atsireiškimo vietos, relikvijos susijusios su Marija yra garbinamos, jos lankomos, prie jų liečiamasi, tikint, kad galima pagyti ar kokią kitą malonę gauti šiomis apeigomis. O kaip evangelikai, kaip protestantai. Atrodytų lyg ir tyli, ar nerodo tam tinkamo dėmesio. Marija yra pripažįstama kaip Dievo sūnaus motina. Pripažįstamas jos nekaltas prasidėjimas. Ir mūsų giesmynė, tradiciniam giesmynė yra dvi giesmės, 137, 138, skirtos Marijos aplankymui, kur yra minima Liepos 2 dieną. Tačiau mes neturime maldų, litanijų susijusių su Marija. Tai vienas iš ryškiausių teologinių skirtumų tarp katalikų reformatų ir reformuotos bažnyčios. Esmė tame, kad reformatoriai žiūrėjo pirmą ne į liaudies pamaldumo tradiciją, kuri buvo susiformavusi, o į Bibliją, šventąjį raštą. Ką jis sako ir ko jis ten moko. Ir ko ten nurodo, ką savaime atmetė ir nebeteikė kokios tai reikšmės. Biblijoje randama, kaip Jėzus su tėvais apsilankė Jeruzalėje, kai jam buvo 12 metų. Tėvai grįždami pasigėdo Jėzus, sugrįžo ieškoti sūnaus į Jeruzalę. Ir jį rado kur? Šventykloje, bediskutuojant su kunigais. Marija papriekaištauja savo sūnui, sakydama, vaikeli, ką mums tai padarai? Tai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškojame tavęs. Ką tada motinai atsakė 12-metis Jėzus? O jis atsakė, kamgi manęs ieškote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Čia Luko Evangelija, 48, 2 skyriaus ir 49 eilutės. Taigi Jėzus aiškiai leidžia suprasti, kad jis turi kitą tėvą, ne Juozapą, ir kad ta kita prigimtis yra svarbesnė negu ta kraujo gentis. Apaštalas Paulius, rašydamas apie pažado vaikus, tarp tikinčius kalba apie visų tikinčių motiną, dvasinę motiną žodžiais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, nes ji yra mūsų motina. Galatams 4:26. Čia neminima Marija, bet aukštybių Jeruzalė, dvasinė motina. Turime gerbti savo motinas, turime pagarboje žiūrėti ir į Jėzaus motiną Mariją. Tačiau kam turime melstis? Nes šis rogatės sekmadienis susijęs su malda. Marija į tai puikiai atsako pirmojo Jėzaus stebuklo aprašyme. Kai Kanos vestuvėje pritrūko vyno, Marija atėjo pas Jėzų ir pasakė, jie nebeturi vyno. Ką tada Marija Jėzui sako? O ką Jėzus pasakė Marijai? O kas man, tau, moteriai? Dar neatėjo mano valanda. Ir tada motina pasakė svarbią frazę. Darykit, ką tik jis joms lieps. Tai Jono Evangelijos 2 skyriaus 3, 4 ir 5 eilutės kalba apie tai. Ko mus moko Marija? Daryti tai, ką liepia Jėzus. Arba ko moko Jėzus. Ir šioje skaitytojo Luko 8 ištraukoje Jėzus pabrėžia, kad svarbiausia yra klausyti Dievo žodžio ir jį vykdyti. O Jono Evangelijos 14 skyriuje 14 eilutėje Jėzus sako,
Ir ko tik prašysit mano vardu tėvą, aš padarysiu. Reformatoriai, remdamiesi šią ir kitomis šventojo rašto vietomis, atmetė maldas į šventuosius angelus ir pačią mergelę Mariją. Melstis reikia kreipiantis į Dievą, jo trejybę, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią. Šventieji nėra dievai, nėra ir Seno testamento tokios praktikos, kad melstųsi angelams, per pavyzdžiui, Mozei, Abraomui, bet tik tai Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievai. Ta paprastai paaiškinamas ir Jėzaus elgesys šioje situacijoje. Jėzus pamokslavo, mokė žmonės. Žmonės jau klausėsi. Jų buvo daug. Todėl niekam nebuvo valia trukdyti viešpačiui. Tai lietė Jėzaus brolius bei motina Marija. Aišku, čia būtų dar galima kalbėti, kas tie Jėzaus broliai, nes katalikų bažnyčia neigia, kad Marija su Jozapu turėjo daugiau vaikų, bet santuokoje turėti vaikų nėra jokia nuodėmė. Tai čia klausimas, ar tikrai tai buvo broliai, ar tai buvo kokie pusbroliai, ar įvaikiai ir panašiai, čia tik tai diskusijų forma, bet parašyta broliai. Todėl niekam nebuvo valia trukdyti viešpačiui. Tai būtų lieti ir Jėzaus brolius, tai motina Marija. Jėzaus žodžiai, mano motina ir mano broliai, tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Tai kalba apie svarbesnį negu kraujo ryšį, dvasinį šeimos ryšį. Kiekviena motina turėtų tai žinoti ir stengtis, kad vaikai tą ryšį su Dievu turėtų. Juk žemiški ryšiai nutraukiami, kai žmonės miršta, rotarijų skyrybų metu, tada vaikai lieka ten ar pas mamą, ar pas tėtį. Jei nėra dvasinių ryšių, žmogus praranda sveiką nuovoką ir vertybių nebepaiso. Šiandienės pasaulis yra šis to pavyzdys. Bažnyčios tuštėja, skyrybų skaičius didėja, nusikaltimų taip pat, nuodėmingas požiūris į gyvenimą tampa europinėmis vertybėmis ir kyla klausimas, kur mes eisime toliau. Kas bus toliau, kada prigalvos nuodėmingas žmogus. Taigi būtų laikas susimastyti ir ši motinos diena yra ta proga. Žmogui reikia normalių tėvų, o ne ten numeris 1 ir numeris 2, bet tėvo ir mamos. Reikia moralinio, dvasinio pagrindo po kojomis, o tai gali duoti mums tik Kristus, jo evangelinis mokymas. Aš kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jono Evangelijos 14 skyrius 6 ir Jono Evangelijos 7 skyrius 38 eilutės. Kas tiki mane, kaip raštas sako, iš vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Čia aišku kalbama apie šventą dvasią, ne apie šlapimą, nes kai kurie Bibliją taip išvarto ir aiškina, kad reikia gerti šlapimą, tai būsit sveiki kaip ir likai. Nes ir Kristus taip mokėta Evangelijai. Čia visiškai ne apie tai. Taigi, mėlėjai, švęsdami motinos dieną supraskime ir padraginkim save gerti mamas, gerti, kur jos yra šalia mūsų. Jeigu jų nebėra, tai jas prisiminti, ar kapus aplankyti, bet svarbiau turbūt būtų prisiminti, ko jis mūsų mokė, ką už mus meldė. Nes labai gerai, jeigu mes turėjome ar turime mamą ar močiutę, kurie už mus meldėsi. Aš savo močiutę prisimenu, kad visada, kai eidavau lankyti ją į kambarį, dažniausiai ką jį darydavo? Jį klopėdavo ant kelių ir melsdavos. Ir tai darė kasdien, nes daugiau jokių darbų nebebuvo galima daryti, senatvė, aklumas, ir galėjai tik tai melstis, giedoti, garbinti Dievą. Ir aš esu dėkingas, kad tos maldos buvo ir už mane, ir už mus visus, kurie šiandien dar gyvename. Taigi,
kas yra tavo motina, kas yra tavo brolis, ar mes turime tą dvasinį ryšį vienas su kitu, kaip bendruomenė, kaip bažnyčia. Jeigu tas ryšys bus su Dievu, tai aš manau, kad bus geras ryšys ir su žmonėmis, su tais artimiausiais žmonėmis, kurie šalia mūsų ir kuriuos privalome gerbti. Viešpats Dievas mums tai padės. Amen. Norėčiau paprašyti tas sesės, kad paskaitytų eilėraštį. Aš čia ekspromtus galvojau čia tą mintį tokią, būtent apie motinos maldą. Dėkuoju tau, gerasis Dieve, už didžią dovaną, vaikus. Kiekvienas jų yra man vienas, kiekvienas jų tikrai brangus. Bet mano Dieve, kaip kenčiu aš ir kaip verkiu dėl jų dažnai. Aš noriu širdį tau išlieti, juk vienas tu širdį žinai. Nes tu matai, vaikai neklauso, savaisiais eina jie keliais, jie tavo mokslui abejingi, pasaulio džiaugiasi džiaugsmais. Apie išganymą kalbu jiems, kviečiu prie Kristaus visada, bet jų širdžių visai netraukia, nei šventas raštas, nei malda. Žinau, pati kalba esu aš, kad trūksta išminties jėgų. Todėl tavęs šaukiuosi, Dieve, meldžiu karštai, padėk man tu. Palaimink tu, kai jiems sakau aš, ir protą jų tu man pats paveik. O man siųs ištvermės, kantrybės ir dvasią nuolaidų kitaip. Į širdis jų dėk supratimą, malonės tavo amžinos ir duoti karštą jiems troškimą, ieškoti šventam krašte tiesos. Tegu tave dvasia gimdo, naujai gyvybei sielas jų. Ir mano tu vaikus, o Tėve, priimk šeimon savo vaikų. Amen. Kažką panašaus galbūt kiekviena mama yra meldžiasi už savo vaikus. Dievo žodis sako, palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje, visi kalba, jie ilsisi po savo vargų, jų darbai seka juos. Amen. Keletą šiandien prisiminimų, minint artimuosius, dalyvaujantis pamaldoje, artimieji atsistos pagerbdami, o paskui kartu sustoję mes sugiedosime pagarbą ir atminimui giesmę. Taigi norime prisiminti šių metų balandžio 28 dieną amžinybėje iškeliavusi Petrą Riterį, Alberto ir Onos Šerniutės sūnų, kuris buvo gimęs 1948 metais sausio 6 Švėkšnoje. Petras vyriausias vaikas šeimoje, augo su broliais Adoliu ir Jonu, jie jau ir Aleksandru, jie jau yra visi mirę, ir dar yra likusios seserys Elytė, Erna, Juzė ir Vanda. Krikštytas buvo Mergelio liuteronų bažnyčiai, konfirmuotas, priklausė liuteronų bendruomeniai. Daug metų yra išdirbęs vairuotojo ir kitose pareigose. 48 metai santuokoje su Vida Žvirblyte. Užaugino sūnus Ramūną, Andrių, dukras Raimondą ir Eimutę. Raimonda prieš 3 metus taip pat jau mirė, iškeliavo amžinybėn. Buvo mylintis tėtis, senelis, 2 anūkėms ir 1 proanūkei. Ir nugyventi 76 metai. Apie 10 metų sirgo onkologinė liga. Praeitą šeštadienį aplankiau dar su Šventuoju sakramentu, meldėmės
maldoje sekmadienį prisiminiau, tačiau jau jisai buvo į amžinybę kelyje. Tad užjaučiame pasilikusius artimuosius visus, kurie čia dalyvauja ir kurie pasiliko. Taip pat šiandien dukra su šeima prisimena savo mamą Ievą Bukolienę, mirusią 79 metais, savo mielas seseris Mildą Leonovą 2012, Marę Gedvilienę 2016, Janiną Černiauskienę 1998 ir savo močiutę Barborą Budrienę, mirusią 1954 metais. Prisiminkime savo iškeliavusius su viltimi, tikėjimu, giesme ir malda. Giedosime giesmę 50 giesmę Aš Kapadėjus čia keliauju. Sudaręs Viešpatį Dievą dangaus Tėvą, šią atminimo valandą mes dėkojame Tau už viltį, kurią Tu pagimdei mūsų tikėjimu. Bet Viešpatie, Tu esi kentėjęs, ant kryžiaus miręs, buvęs palaidotas ir prikeltas, kad būtumei prisikėlimas ir gyvenimas kiekvienam tikinčiam. Tu esi mūsų viltis, netektyje išsiskyrime. Todėl Viešpatie Tau atiduodame tuos, kurie yra užmigę ir kurie šiandien prisimename. Šį tikėjimo brolį Petrą, kuris paliko šitą vargo žemę, iškeliavo amžinybėn. Taip pat mamą Ievą, seseris Mildą, Mariją, Janiną ir močiutę Barborą. Dėkojame Tau už jų gyvenimus, už Viešpatie, kas gražaus buvo jų gyvenimus. Ką Viešpatie Tu per juos esi davęs mums pasilikusiems. Ir Viešpatie mes pavedam Tavo malonę ir gailestingumui, kad jeigu teismo dieną ne vienas nebūtų pasmerktas, bet būtų kiekvienas išteisintas.
kad dvasiniu kūnu mes tave garbintume per amžius, kad niekas mūsų neatskirtų nuo tavo gailestingumo ir meilės. Palaimink pasilikusius artimuosius, vaikus ir našlę ir visus, kurie liūdį prisimena savo mirusius. Išlaikyk visus tikėjimo tiesoje, malonės tiesoje, malonės dvasioje, kad galėtume gyventi tau tinkantį gyvenimą. O atėjus metai Viešpatie, padėk mums nugalėti nuodėmę ir mirtį ir būti pašauktais iš mirties į amžiną gyvenimą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ir šventas raštas mus mokina, jis kalba Jono Evangelija, 17 skyrius. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš, kad jie matytų mano šlovę, kuriais man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulį įkūrimą. Amen. Dievo ramybės visiems artimiesiems, ačiū visiems, prašom sėsti. Toliau kietos surinksime rinkimą, prisidėtume prie parapijos reikmių. Ačiū kiekvienam už džiaugsmingą auką. Tau, Dieve, už tavo malonės. Ačiū už mūsų mamas, už motinas, močiutes, kurias mes turime ir kurias turėjome. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu esi mūsų dangiškas tėvas, kad bažnyčia yra tarsi motina mūsų guodžianti, stiprinanti ir palaiminti. Palaimink šias aukas, kurias skiriame tavo karalystės darbui, palaimink kiekvieną džiaugsmingą davėją ir išlaikyk mus, kad mes nestokotume, bet visą, ko galime, prisidėtume prie tavo karalystės darbo, to prašom per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ačiū visiems, prašom sėsti ir giedosime 100-ąją giesmę Gluosniai kurio prie upės, 100-oji giesmė. Oh
dangiškas mūsų tėve, mūsų širdis žeminasi prieš tave, iš kur ateina mums pagalba, paguoda ir drąsinimas. Mūsų viltis Viešpatie esi tu. Dėkojame tau šią dieną, kad tu mūsų rinkęs buvai prie savo žodžio, kad mes galėjome garbinti tavo vardą, dėkoti Viešpatie už visą, ką tu mums suteikė. O svarbiausia, už mūsų artimus žmonės, mūsų motinas, kurias mes turime arba turėjome, kurių prisiminimai yra pagarboje ir dėkingume. Ačiū tau Viešpatie, kad per jas mes gavome gyvybę ir daug gražių pamokymų. Padėk Viešpatie šių dienų mamoms tinkamai auklėti ir mokyti savo vaikus, kad jie Dievą pažintų, kad jie Viešpatie tą dvasinį šeimos ryšį turėtų su tavimi, kad jie Viešpatie nepražūtų, bet būtų išgelbėti, kad jie galėtų ragauti Dievo vaikų garbę ir šlovę. Laimink Viešpatie savo parapiją, šią bažnyčią, Viešpatie jos narius, jauną ir seną, Viešpatie šeimas, vaikų auklėjimą ir mokymą. Palaimink Viešpatie visą, kas yra daroma tavo garbei, tavo šlovai. Sustiprink mūsų tikėjimu, padrąsink mūsų viltimi. Palaimink bažnyčią mūsų krašte, mes meldžiame už visas parapijas, kunigus, už mūsų bažnyčios vyskupą Mindaugą. Vis prašome Viešpatie tinkamo vadovavimo, vedimo mūsų bažnyčiai per šventąją dvasią, kad Viešpatie būtume vedami į išganymą. Palaimink Viešpatie taika ir ramybė mūsų žemę, mūsų kraštą. Apsaugok Viešpatie nuo karų ir visokių bėdų ir nelaimė, o ten, kur vyksta karai, Viešpatie neš taiką, susitaikinimą, atleidimą ir malonę. Kuri bus Viešpatie, pavedam Viešpatie tuos, kurie liūdi, kurie neteko savo artimųjų, Viešpatie, kad jų širdis būtų pagydytos tavo jėga ir malonė, tavo gailestingumą. Palaimink Viešpatie vyriausybę, prezidentą, Viešpatie artėjančius rinkimus, kad tauta išsirinktų tinkamus vadovus, kurie galėtų šaliai vadovauti ir vesti ją gerovės link. Pasigailėk visų kenčiančių persekiojimų, ligose esančių žmonių, gydyk Viešpatie, stiprink tikėjimą, palaimink Viešpatie ir Violetą, ir Gelminą, laimink mūsų Ingą, laimink Viešpatie Marytę, stiprink ją, džiaugiamės, kad jie gali būti bažnyčioje, laimink Viešpatie taip pat Mėtą, laimink Viešpatie Marytę ir Petrą, bei kitus artimuosius mūsų brolius, seseris, kad Viešpatie kiekvienas būtų padrąsintas ir pastiprintas viltimi ir gyvenimu. Dieve, išlaikyk mus šioje gyvenimo kelionėje ir palaimink Viešpatie, kad mes tą kelionę garbingai praleistume ir galiausiai Viešpatie galėtume būti tavo vaikų šeimoje. Pasigailėk mūsų visų ir meldžiam Viešpatie, palaimink mus per maldos žodžius, kuriuos šiandien norime tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje, kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Nevesk mūsų nuodėmių, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Viešpats Dievas taip pat galės savo ramybės veidą tave suteikė tau savo ramybę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios. Ačiū visiems šiandien patarnavusiems, maldoms, ačiū visiems, kurie dalyvavo.
dalyvavote ir primenu, kad visą kartą kiekvieną sekmadienį yra pamaldos ir su visada laukiami. Šiandien surinkta 315 € parapijos reikmėms. Toliau. Kaip visada, šiandien kviečiam ne į sirkių šventę, galite ten nueiti, bet kviečiam su pirma pabendrauti, pabūti kartu parapijos salėje, Ramauštą, prie puodelio kavos ir pyrago šią motinos dieną. Ateinantį sekmadienį 12 dieną 10 val. Pamaldos su Viešpaties vakarienė. Po pamaldų bus parapijos ataskaitinis susirinkimas, bus išklausyta informacija apie finansinę padėtį, apie tai, kaip parapijos gyvenimas šiuo metu, tai parapijos nariai esate kviečiami aktyviai dalyvauti. Tai gegužės 19:10 val. Bažnyčioje pamaldos švenčiant sekminių šventę. Įspėju, kad kam sunku vaikščioti, bus sunkiau patekti į bažnyčią, nes yra vilties bėgimas, pranciškonai mums uždaro prieimo prie bažnyčios, nei privažiuoti, nei prieiti, iš arti nebus galima. Todėl turėsime, kas turime, kažkur tai pusėj mašinas pasistatyti ir ateiti, o kas turite geras kojas, prašom pasportuoti, vieni bėga, o mes eisime bažnyčią. Kadangi toks trukdis yra vilties bėgimas, tai mes šiandien nedarome sekminių pamaldų lauke, kaip tai darydavom praeitais metais, užpraeitais metais. Tiesiog tai bus sudėtinga surinkti žmonės, kad jie galėtų dalyvauti. Toliau, 4 sekmadienį, taip pat pamaldos 10 val. Šventa vakarienė ir 1 val. Karklėje vyks kapinių šventės pamaldos. Tai taip pat dar ir 30 bus vakarinės pamaldos. Pamaldų grafikas yra prie bažnyčios durų, jūs gerai įsidėmėkit, pasiskaitykit, kad žinotumėte. Liepos 15-19 yra numatyta parapijos stovykla Ežero bažnyčia, tai bus Telšių rajone. Prašome tie, kurie esate paėmę anketas ir grąžinti su kalba, kad mes galėtume toliau formuoti, žiūrėti, kad stovyklavietė būtų pilnai užpildyta, nes kiekviena auka irgi yra svarbi ir reikalinga. Jau yra pravestas ir avansas už maitinimo įstaigai, kuri mums ruoš 3 kartus per dieną maisto. Ir linkiu visiems gero nusiteikimo poilsiauti. Gegužės 11, tai yra ateinantis šeštadienį, Vilniuje vyks giesmelių šventė. Mūsų parapijos vaikai, kurie šiandien gražiai giedojo, taip pat dalyvaus. Ir jeigu yra norinčių keliauti, galite taip pat prisidėti. Bet reikia užsirašyti ir dalyvauti, kad žmonės susirašo, paskui jau nebevažiuoja. Tai tokie rašytojai yra nelabai gerai, kad taip darom. Taigi iš anksto jau kas dar yra norinčių, kadangi žmonės atsisakė, tai galite pilnai kreiptis į budinčius, susiregistruoti ir keliauti į sostinę Vilnių, aplankyti Vilniaus bažnyčią, kuri šiuo metu yra, kaip ir vyskupo bažnyčia. Katedra nevadina, bet vyskupas ten katedra. Taip jau yra. Taigi, pona Edita nori kažką pasakyti. Gerai. Aš neponės, tai gražiai atrodo. Pirmą kartą kunigas. Prašom. Gerai. Aš taip šiandien tokią labai gražią misiją. Aš noriu pristatyti jums Kotryną. Jūs ją visi pažįstate, bet aš noriu perkelti savo naštas ir noriu, kad jinai perimtų iš manęs tą nuostabų formą. Jinai tikrai yra be galo talentinga, atsakinga. Aš visai neseniai žiūrėjau jos pasirodymą jaunų žmonių konkurse Baltijos mokykloje ir jinai tau laimėjo 1 vietą. Tai plojimai, Kotrynai! Tau pat
Laukiame šitą. Ne, dar ne viskas. Šitą patį aš noriu liūdinti, bet aš noriu truputį. Ir man teks giedoti. Greičiausiai. Vienu žodžiu šitą patį. Į archyvą. Čia taip pat yra tikrai labai daug visko. Pradedant nuo 93 metų, yra visi tie laikraščiai, kur Deutsche Nachrichten, Novelapon, yra nuotraukos, yra vaikų mano straipsniai, kurie buvo kelyje ir kurie šiaip čia buvo mūsų parapijos laikraštyje. Ir tikrai yra labai daug tokių, mes su Motutė tiesą dar kažkada visai neseniai kalbėjom, kad kiek buvo gražių koncertų Santaroje, kai mes su vaikučiais senučiukams giedodavom, švęsdavom kartu. Ar Zudermano mano mokykloje irgi tie Advento koncertai, vyresni žmonės prisimena. Ir ne tik Advento, ir Artelkio koncertai tikrai buvo labai smagu. Dar aš noriu prisiminti bažnytinę muzikos santrauką. Su bažnytinė muzikos santrauka mes turėjome labai gražių renginių su vaikais. Ir iš tikrųjų, vienas iš šitos buvo Mylėk Dievą kaip maži vaikai, kai susirinkdavo iš visos Lietuvos tėveliai, o mes su vaikučiam, su Laura, Žilinskienė dalinom tokius muzikus. Tai va, Atviras, nežinau, tai yra viena, jis dabar atvedė savo kvartetą ir su tuo kvartetu mes repetuojam, o jis tada būdamas toks kaip Ąžuolas, tai čia koncertavo. Dar buvo iš tikrųjų tie vokiečių dainos konkursai ir galėčiau labai daug vardinti, bet tiesiog noriu atiduoti, kas norės pavartys. Dar čia man kažkas sako, tai tu pasilik, sako, čia tokie gražūs, spalvingos, padėkos visokios. Bet aš sakau, galbūt ateis vaikai, tie, kurie norės pasižiūrėti, ir mamytės, kurios kažkada čia giedojo Maskvoje. Labai džiūsta būna ir labai jauna. Tai norėjau labai daugiau pasakyti, bet tiesiog pabaigyti tikriausiai. Ačiū labai. Palauk, dar ką nors. Edita turėjo Dievo dovaną. Tai turi Dievo dovaną. tą mes matėme visą tą laikotarpį, kai Edita dirbo su vaikais. Niekas taip nesugebėjo, nežinau, ar sugebėjo. Dabar Kotryna perima, bet žinau, Kotryna labai aukštai kortelį iškelta. Jis labai pasistengti, kad pasiektum tą gražų lygį, kurį buvo pasiekusi Edita. Edita pažįstu labai seniai, dar nuo vaikystės metų ir šeimą, ir labai džiaugiuosi, kad šitiek metų jį tarnavo ir aš tikiu, kad dar nieko neišbėga, nes mes ją matysime ir galbūt jinai ir sugrįš, ir padės, ir Kotrinai. Taip, bet mes norim palinkėti, dėkodami už tos tarnystės metus, palinkėti sveikatos, kad tos akelės ir toliau žibėtų ir gražiai ir matytų ir kad Dievas toliau laimintų ir lydėtų jūs tame kelyje. Na, aš kaip kunigas šiandien atliką įkišau truputį muzikos, jo, ir muzikos ir tokie simboliai nedidelį. Gintarinį kryželį, kadangi turi žalią rūbą, tai čia geltonas labai. Labai ačiū. Nešiuosiu ir žinavos. Tas dėželis. Nieko pasiimsim viskas svarbu. Tai sveikinu ir dėkoju. Džiaugiamės, ačiū už tai, kas buvo. Ir lauksim. O kadangi dar aš vis tiek nenoriu čia tik taip greitai, kadangi šiandien yra mamyčių diena, motinos diena, tai tiesiog aš norėčiau visom pamatyti, padėkoti, kurios buvo ir yra, ir tėveliam aišku, bet tėveliam šią dieną pirmuoja tėvelių diena bus birželio
prisimenu tuos žodžius mano mėgiamo, labai mylimo Justino Marcinkevičiaus, kad taip maža pasaulyje gerų žodžių. Meilės, tiesos, dėkingumo. Mes kartais taip ir išsiskiriame, nepasakai vienas kitam. Lyg ne vienos žemės, ir ne vienos saulės vaikai būtų. Ir iš tikrųjų mes padėkoti pamirštam. O aš noriu tiesiog pagarsinti kelias mamytės, kurios rašydavo man laiškus. Aš jau nekalbu apie vaikų ten piešinius, kiek aš turiu visą papkę, dar kažkada gal irgi čia atnešiu. Su laiškais, su atvirukais, su piešiniais ir kalėdom ir gimtadieniam. Ir su kvietimais į gimtadienius, kiek teko irgi pabūti, sudalyvauti. Tai tikrai, mamytėm, kurios rašė man tos laiškus, tai būdavo kaip sparnai. Tiesiog rašo, kaip jūs, jūs esate Dievo skirta. Iš jūsų skirta Dievo šviesa, jūs įveikia pavyzdys. O viena tai iš jūsų, apsiverkiau, bet paskui skaičiau, kad jūs esate čia briliantas šitoj bažnyčiai ir aš niekaip neperdedu. Vienu žodžiu, tai tikrai labai gražiai ir tas tikrai išaugino špagus ir norėjęs eiti, daryti ir draugauti su vaikais. Tai labai ačiū visiems. Visai parapijai, kurie priėjo, apkabino ir pažiūrėjo, pagyrė, o vienai didžiausiai gyrėjai, va šitai, aš noriu irgi padėkoti ypatingai, čia su smipo raktais. Todėl, kad kaip daug. Paklokit daug. Sveikatos ir geros operacijos, kad bus atliekama mes ir Šiandien kalbėjom, kad labai svarbu yra dvasinis ryšys, kad turime būti Dievo šeima. Tad ir sugiedokim pabaigoje, dar viena giesmė. Kas yra gimę balandžio mėnesį, prašom atsistoti. Balandžio mėnesį. Malonu paploti visiems. Sveikiam visiems gimusiems su praėjusiu gimtadieniu ir mes norime sugiedoti 119 giesmę. Sustojame ir sugiedame. Meldžiam Viešpatie jiems palaimės gyvenimuose, kad Viešpatie tai, ko jiems labiausiai reikia, pagal tavo valią būtų suteikta, kad juos išlaikytume ir palaimintume. Gražių jiems gyvenimo metų ir dienų linkime. Linkime Jėzaus malonės, linkime Viešpatie jo artumo ir prisilietimo.
Taip pat kartu dėkojame dar kartą už Editą, prašom jai sveikatos, palaimos viešpatie, kad viešpatie viskas būtų gerai ateityje, kad ji galėtų viešpatie būti mūsų tarpe ir prašom ir Kotrynai, kuri perims viešpatie šitą darbą viešpatie, kad šitą sesę palaimintum, kad ji galėtų su vaikais, jausmingai, gražiai dirbti ir tarnauti. Meldžiam tavo palaimas visiems, to prašome Jėzus Kristus vardu. Amen. Na ir mes esame Dievo vaikai, 44 giesmė, kartu su giedama. Būkit palaiminti, gražaus sekmadienio, geros dienos ir iki kitų metų.